Labas rytas, mėlyjeji meditacijos maratono dalyviai. Na štai nukeliavome jau visai nemažą kelią kartu, medituodami kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, meditacijų yra tiek daug, kad net ir sunku išrinkti, kuri būtų geresnė už kitą. Ir iš tikrųjų, temų medituoti apie ką yra begalybė, tačiau šį kartą mūsų maratono tikslas yra išsivalymas visose lygmenyse. Todėl mes valėme savo fizinį kūną, erdvę aplink save, pradėjome nuo to, valėme savo stuburą ir visą organizmą, valėme save, atstatinėjome spalvomis, vakar valėme savo emocinį kūną ir šiandien vėlgi pasirūpinsime savo emocijomis, tačiau konkretesnėje vietoje, taip galima išreikšti, tai bus mūsų širdies lygmuo. Kodėl atskirai išskiriu širdį? Kodėl nepakanka valyti emocinį kūną? Todėl, kad mūsų širdis, ji yra ypatinga vieta žmogaus organizme, tiek energetinė prasme, tiek fizinė prasme. Mes žinome, kad širdis yra pagrindinis organas žmogaus kūne, ne? Ir iš tikrųjų, norėdami suvokti širdies vietą, kokią prasmę ji turi, tai iš tikrųjų atitikmenį galėtume palyginti su mūsų Saulės sistema. Mes žinome, kad Saulė yra centre ir visos planetos sukasi aplink Saulę, ne? Tai lygiai taip pat širdis mūsų kūne, jinai atstovauja tarsi Saulei. Ji yra tarsi ašis, aplink kurią visi kiti organai sukasi ir širdis duoda ritmą mūsų gyvenimui. Ir jeigu mūsų širdies ritmas išėjęs iš pusiausvyros, tai reiškia, kad mūsų gyvenimo ritmas yra jau kažkoks netoks, kad stresas yra mūsų pažeidęs. Taigi širdis yra svarbi ne tik fizinė prasme, dėl mūsų gyvybės, bet taip pat visom kitom prasmėm. Ir dar, tarkim, suprasti, kad ji duoda ritmą mūsų organizmui, viskas yra tarsi logiška. Bet iš tikrųjų mūsų širdis yra didžiulis traukos centras. Apie tai nebuvo kalbama dar prieš 10 metų. Tai tarsi buvo tokia paslaptis, kuri buvo užkoduota tam tikrose paveiksluose. Tarkim, jeigu jūs pavartysite, nežinau, tiek mūsų religijos paveikslus pasižiūrėsite, tiek budizmą, tiek kitas pasaulio religijas, jūs visur aptiksite šventuosiuose paveiksluose pavaizduotą švytinčią širdį. Pažiūrėkite, koks yra stebuklingas paveikslas esantis Vilniuje. Kristaus širdies, stebuklingo širdies paveikslas, kuris daro stebuklus. Ten yra atverta Jėzaus Kristaus širdis. Marijos paveikslus pažiūrėkite, visur yra vaizduojama širdis. Ir vienas iš mokslininkų šiandieninių aktyviai ypatingai veikiančių, Gregas Bradinas, yra jo nemažai knygų išleista, jisai kalbėjo labai daug apie širdį. Jisai nusprendė patyrinėti, kuo širdis kaip organas ar kaip kažkoks centras, kokia prasmė jo yra. Ir jis aptiko, kad net ir budizme, Budos paveiksluose taip pat yra simbolizuojama atverta širdis. Egipto civilizacijoje, kriptose yra išbraižyta, aprašyta širdis. Ir jisai tikrai susimąstė ir pagalvojo, kad širdis kažkas daugiau negu fizinis organas. Ir tiesiog tyrinėdamas senuosius rankraščius, derindamas su šiandieninio mokslo galimybėmis, nes šiandieninis mokslas žengia labai toli ir netgi gali atrasti, pamatuoti mūsų smegenų dažnius, širdies dažnius, išmatuoti magnetinį lauką. Aparatai tą tiesiog fiksuoja ir jis tiesiog pradėjo tyrinėti, kas yra mūsų širdis. Ir pasirodo, mūsų širdis tai yra tarsi atskira valstybė. Ji turi savus neuronus, ne tik smegenys turi neuronus, pasirodo atmintį, bet širdis turi savitus neuronus, savitą atmintį. Ir galima pasakyti, kad žmoguje yra 2 didžiuliai centrai. Tai yra iš tikrųjų 3 centrai. Vienas yra fizinis centras, tai yra fizinė tapatybė mūsų. Tai visas fizinis organizmas. Būtent jį mes ir valėme visas šitas dienas. Toliau yra mūsų protas, mintys, mentalinis centras ir apie tai šiandien yra labai daug kalbama, ar ne? Kaip mes mintimis galime kurti savo realybę, kaip mintys traukia, kaip mūsų emocijos kuria. Tačiau mes pamirštame, kad yra dar 3 centras, tai yra širdis. Ir mūsų širdis, jinai turi iš visų šitų centrų, ji yra pati galingiausia. Tarkim, jeigu palygintume traukos prasme, tai mūsų protas, jisai turi gebėjimą pritraukti, kurti, sakykime, palyginkime tai 100, ne? Širdies greitis kūrimo, per tą patį laiką, yra prilyginamas 1000 vienetų. Įsivaizduokite, kur yra 100 ir kur yra 1000. Širdies galia yra beribė. Ir širdis veikia, kuria, naudodama magnetinę energiją.
Mūsų mintys naudoja elektrinę energiją. Sakom, įelektrinta, ne? Tai mūsų mintys būtent pasižymė tą elektros savybę. Keliauti, kurti tam tikrus dalykus. Širdis tuo tarpu, jinai pasižymė magnetinę energiją. O kai yra magnetinė energija? Ji traukia. Vadinasi, dėl to ir galbūt esate girdėję tokį terminą širdies magnetas. Širdis yra galingas magnetas ir šiandien mokslininkai tą netgi fiksuoja, kad aplink žmogų, būtent iš širdies centro, išeina didžiulis laukas, jisai panašus į 8. Ir būtent šis laukas, jisai apgaubia žmogaus galvą ir apgaubia mūsų kojas, tačiau jo centras yra mūsų širdyje. Taigi širdis yra didžiulis kūrybos, traukos ir žmogaus esmės centras. Kai kas sako, jog mūsų siela gyvena širdyje. Ir kadangi širdis turi savitą mąstymą, savitą atmintį, vadinasi, ten gyvena visi mūsų santykiai, visi mūsų prisilietimai prie kitų žmonių, nes širdis yra santykių centras. Todėl, jeigu jūs esate kažko netekę, nusivylę, įskaudinti ir laikote tos prisiminimus, nepaleidžiate, neatleidžiate, jie gyvena jūsų širdyje ir jie neleidžia jums kurti jūsų trokštamos realybės. Nes jeigu jūsų širdies magnetas yra pilnas negatyvių emocijų arba kažkokių prisiminimų, kartais žmonės net nenori laikyti negatyvių emocijų, tačiau jos tiesiog yra ir mes nežinome, kaip jas išvalyti iš savęs. Ir tiesiog tai neleidžia, tai tarsi dumblas apneša mūsų sielą ir neleidžia mums kurti šviesos savo gyvenime. Taigi iš tikrųjų galime sakyti, jog kūryba prasideda būtent nuo širdies. Širdyje yra sujungiama mūsų mintis ir mūsų emocija į vieną visumą. Ir tokiu būdu įvyksta stebuklas. Štai šią paslaptį širdies žinojo didieji pasaulio mokytojai, religijų kūrėjai. Jie žinojo, kad širdis yra ta vieta, kurioje gimsta viskas, kurioje prasideda viskas. Todėl širdies magneto valymas yra be galo svarbus. Na ir šį rytą, sekmadienio rytą, aš čia pradėjau taip kalbėti apie religijas, apie šventuosius paveikslus, iš tikrųjų sekmadienio rytas. Ir mes pasinersime į pačią sakraliausią savo esmės vietą, tai yra širdį. Meditacijos metu mes keliausime į savo širdies kambarį. Įsivaizduokite savo širdį tarsi kažkokią erdvę, kažkokį kambarį, kuriame ant sienų mes pamatysime visus tuos įskaudinimus, sielvartą, liūdesį. Jūs tai galite matyti tarsi rūką, tarsi juodas dėmes ant sienų. Ir mes tiesiog apžiūrėsime ir pamėginsime identifikuoti tas juodas dėmes. Jūs galite net nežinoti, kas tai yra per įvykiai. Tiesiog galite sakyti, kad neprisimenu nieko konkretaus, o kažkas prisimenat kažką konkretaus, ar ne? Labai individualiai. Jūs tiesiog galėsite susikoncentruoti kažkokį juodą dėmę savo sienoje širdies ir ją pašalinti. Jeigu žinote kažką konkretaus, vizualizuokite tuos paveikslus ant savo širdies sienų. Ir mes juos pašalinsime, nukirpsime, paleisime, tarsi išbalinsime savo širdies sienas. Ir galiausiai pabaigsime meditaciją vizualizuodami žmonės, kurie yra svarbus jūsų gyvenime. Ir sujungsime, galbūt, tarkim, tie žmonės jau yra išėję iš jūsų gyvenimo, bet jie yra jums svarbus, buvo svarbus. Mes tarsi susijungsime širdies lygmenyje su visais tai žmonėmis, kurie buvo, yra ir galbūt dar bus jūsų gyvenime. Galbūt jūs laukiate kažkokio žmogaus, norite jį pritraukti į savo gyvenimą. Taigi šios meditacijos metu jūs turėsite tokią galimybę. Taigi šį sekmadienio rytą mūsų laukia iš tikrųjų labai šventa, šviesi, graži ir labai svarbi meditacija. Ir savo širdies kambarį jūs galite aplankyti ne tik dabar šios meditacijos metu, bet tiesiog tą kambarį jūs naudokite. Jūs galite jį sugrįžti, galite jame kurti, galite jame vizualizuoti. Dabar jūs tarsi pajausite, susikursite tą įvaizdį širdies kambario. Tačiau vėliau gyvenime, kada jums reikės, jūs galite visada čia sugrįžti. Tęsti tą valymą, kurį mes darysime šiandien. Jūs galite tą daryti kiekvieną vakarą prieš miegą, ypatingai jeigu buvo sunki diena, daug kažkokių emocijų. Atlikite tokį balinimą savo širdies kambario, kaip mes dabar darysime. Ir kaip jau sakiau, jeigu tos sienos jau taps švarios, jūs tiesiog galėsite ten ateiti ir kurti. Nes tuomet jūs naudositės tą elektromagnetinę jėgą, kurią turi jūsų širdis. Ir jūsų svajonės, jūsų troškimai, jeigu jūs vizualizuosite juos širdyje, jie bus tiesiogiai ištransliuojami į visą visatą. Ir jums reikės tik šiek tiek palaukti, kol jūs pritrauksite tos įvykius į savo gyvenimą. Tad kągi, nieko nelaukiant, pradėkime šios dienos meditaciją. Patogiai įsitaisykit ir pradėsime.
Užmerk akis, giliai įkvėpk ir iškvepiant visiškai atsipalaiduok. Kad atsipalaiduotum dar labiau, aš skaičiuosiu nuo 10 iki 1 ir tu pateksi į dar gilesnį ir sveikesnį proto lygmenį. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dabar tu esi gilesnėme ir sveikesnėme savo proto lygmenyje. Kad dar labiau atsipalaiduotum, atpalaiduok savo akių vokus. Pajaus, kaip tavo akių vokai atsipalaiduoja. Jaus, koks atsipalaidavęs visas tavo kūnas. Mintys taip pat rimsta. Viso pratimo metu giliai ir lėtai kvėpuok. Dabar pradėk slysti gilyn į save, į savo pasąmonę. Gali leistis laiptai žemyn, žemyn spiralinė laiptinė. Eik pro arkas. Leiskis į tunelį. Vis gilyn ir gilyn į save. Tarsi kristum gilyn, atgal į švelnumą, šilumą, į save. Pajaus, kaip sklendi žemyn. Krenti vis greičiau ir greičiau. Žemyn tamse ir regis begalinė erdvė. Dabar esi pačiose savo gelmėse. Nusileisk švelniai ir lengvai. Nusileisk į savo širdį. Įsivaizduok savo širdį kaip erdvę. Nesistenk išgirsti širdies plakimo ar kokio kito garso. Širdies centras, kurį stengiasi aptikti, yra suvokimo centras, į kurį suplūsta visi tavo jausmai. Savo grynąją formą jis yra tyras, besvoris, netrikdomas rūpesčių, kupinas ramybės ir subtilios šviesos. Ši šviesa gali atrodyti balta, auksinė, blyškiai rausva ar melsva. Tačiau nesistenk žiūrėti kokios nors šviesos ar spalvos. Tiesiog jau savo širdies centrą. Sutelk savo dėmesį į krūtinės centrą. Lėtai kvėpuok. Jaus, kaip įkvėptas oras keliauja per tavo širdies centrą. Gali įsivaizduoti švelnią pastelinę šviesą arba galbūt vėsumą,
kuris persmelkia tavo krūtinę. Įkvėpk, paskui iškvėpk. Esi giliai savyje, tarsi kūno ribos būtų liovęs egzistavę, o tu būtum susijungęs į vieną su savo sąmonė, esančia ten viduje, pačiose tavo gelmėse. Lėtai ir giliai kvėpuok, jausdamas savo krūtinės centrą. Ramiai apžiūrėk savo širdies kambarį. Pavaikščiok po jį. Apžvelk sienas. Ar ten yra langų? Kokio dydžio yra tavo širdies kambarys? Kiek šviesos yra jame? Gerai įsižiūrėjęs, pamatysi paveikslus, įspaustus ant širdies kambario sienų. Tai įvykiai iš tavo praeities ir dabarties, o galbūt net ateities. Šios sienos saugo visus išgyvenimus, visus prisiminimus, nuo pat pirmos tavo gimimo dienos. Čia išsaugoti visi tavo džiaugsmai, visas tavo liūdesys. Šios sienos mena viską, viską, kas kažkada buvo, yra ir bus. Tavo tikslas – įsisąmoninti ir kiek įmanoma labiau išvalyti šį kambarį, išgryninti orą esantį jame. Todėl dabar susitelk į sienas aplink save. Atrask patį tamsiausią kampą. Tai tavo praeitis. Iš tikrųjų, ji būtų visiškai šviesi, tačiau šią šviesą blokuoja tamsios praeities prisiminimų ir išgyvenimų dėmės, kurias gali matyti kaip tamsą, dūmus, išblukimą, o galbūt konkrečių žmonių atvaizdus. Šie prisiminimai ir patirtis suformavo vidinius blokus, laikančius tave praeityje ir neleidžiančius džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu. Visi šie prisiminimai, praeitis, visi tavo išgyvenimai lemia tai, kas esi šiandien. Praeities skausmas įtakoja tavo dabarties emocijas. Tu staiga suvoki, kad kiekvienas iš šių praeities prisiminimų yra susieti su tam tikra dabartinė tavo elgesio forma ar gyvenimo būdu. Ir tu dabar supranti, kodėl taip sunku išsivaduoti, pasikeisti ir laisvai judėti į priekį. Sunku todėl, kad praeitis nėra paleista. Pajaus, kaip visa ši patirtis ir prisiminimai tave iki šiol veikia.
Kai kurie prisiminimai gali būti susijęti su tavo kojomis ir tu negali laisvai judėti. Todėl jautiesi įstrigęs savo gyvenime. Dėl poveikio tavo rankoms arba plaštakoms tu negali dirbti ar laisvai apkabinti kitų. Dėl poveikio širdžiai tu negali mylėti ar priimti meilės. Dėl poveikio kaklui ar gerklei tu negali užtikrintai išreikšti savo jausmų ar išsakyti savo minčių. Todėl dabar susikoncentruok į šiuos tamsius vaizdinius, taškus sienoje ir leis savo širdžiai kalbėti. Leis, kad širdis tau atsivertų. Kas ateina į galvą? Ką prisiminiai? Galbūt tave nedelsia nutvieks kokia nors stipri emocija, teigiama arba neigiama. O galbūt koks nors į užmarstį nugrimzdęs epizodas. Tavo kvėpavimas gali pasikeisti. Patirk tai, ką patiri. Leis savo širdžiai prisiminti. Jeigu nieko negali prisiminti, viskas gerai. Tiesiog suvok, kad kiekvienas vaizdinys ar taškas tavo širdies sienoje atspindi kažką iš tavo praeities. Kažką, kas neleidžia tau judėti į priekį ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Susikoncentruok į vieną iš šių tamsių dėmių sienoje. Kaip ši praeities patirtis suformavo bloką ir įsitikinimą, kuris sulaiko tave nuo to, ko trokšti. Kaip šis įvykis paveikė tave ir tavo gyvenimą. Kai atgamini šios praeities prisiminimus, galvok apie juos iš sprendimo perspektyvos. Kokią pamoką ar pamokas tu gali išmokti iš šios praeities situacijos? Kodėl visa tai vyko tavo gyvenime? Kokia tai pamoka? Kaip ši pamoka įtakoja tave šiandien? Atkreip dėmesį, kaip ir kur šis senas prisiminimas tave veikia.
viskas, kas kada nors vyko ar vyksta tavo gyvenime, turi gilią prasme. Nėra atsitiktinių įvykių ar sutiktų žmonių. Pasistenk tai suvokti. Tokiu būdu tu transformuosi šią seną patirtį ir paversi ją pozityvią energiją. Atkreip dėmesį, kaip šis prisiminimas tave veikia šiandien. Kai suvoksi, kokią pamoką jis tau neša, galėsi jį paleisti visam laikui. Įsivaizduok, kad tave su šiuo prisiminimu ar praeities įvykiu jungia gija. Ir dabar tu gali nutraukti šį ryšį bet kokiu tau priimtinu būdu. Tu gali panaudoti žirkles, aštrų peilį arba tiesiog paleisti, kad nebeliktų nieko, kas tave jungtų su šia praeities patirtimi. Nukirp, nutrauk, paleisk, čia ir dabar. Ir tą akimirką, kai tik nukerpi šią jungtį, įsivaizduok, kaip šis prisiminimas ima tolti. Skrenda vis tolyn ir tolyn, lyg paleistas balionas skrenda aukštai į dangų, kol visiškai išnyksta. Dabar jis visiškai dingo ir siena esanti priešais tave tampa šiek tiek šviesesnė. Dabar susikoncentruok į kitą tamsų vaizdinį sienoje ir atlik tą patį procesą. Pažvelk į kitą tamsią dėmę savo širdies sienoje. Kas ateina į galvą? Ką prisimeni? Kas tave skaudino? Kam negali atleisti? Jei nieko negali prisiminti, viskas gerai. Tiesiog suvok, kad kiekvienas vaizdinys ar taškas sienoje atspindi kažką iš tavo praeities. Kažką, kas neleidžia tau judėti į priekį ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Dabar tu mokaisi būti su savo širdimi. Tu leidi iškilti nuslopintam turiniui. Tai ir yra išgryninimas. Tu įsiklausai savo širdį be vertinimų ar manipuliacijų. Šį procesą galėtume palyginti su marškinių plovimu, išryškinančiu jų baltumą. Nesutrik ir pajautęs stiprias emocijas ar fizinį nepatogumą, paleisk visą tai. Susikoncentruok į vieną iš tamsių dėmių sienoje ir pagalvok, kaip ši patirtis suformavo bloką ar įsitikinimą, kuris sulaiko tave nuo to, ko trokšti.
Kaip tai paveikia tave ir tavo gyvenimą. Kai atgamini šios praeities prisiminimus mintyse, iš jų sprendimo perspektyvos, pagalvok, kokią pamoką ar pamokas tu gali išmokti iš šios praeities situacijos. Kaip ši pamoka tave įtakoja šiandien? Atkreip dėmesį, kaip ir kur šis senas prisiminimas tave veikia. Įsivaizduok giją jungiančią tave su šia sena patirtimi. Ir dabar nutrauk šį ryšį bet kokiu tau priimtinu būdu. Tu gali panaudoti žirkles, aštrų peilį, ar tiesiog paleisti, kad nebeliktų nieko, kas tave jungtų su šia praeities patirtimi. Ta akimirka, kai tik nukerpi šią jungtį, įsivaizduok, kaip šis prisiminimas ima tolti. Skrenda vis tolyn ir tolyn, lyg paleistas balionas. Skrenda aukštai į dangų, kol visiškai išnyksta. Dabar jis visiškai dingo. Ir siena esanti priešais tave tampa dar šviesesnė. Pajaus, kaip tavo širdies kambaryje tapo šviesiau. Galbūt net atsirado vienas ar kitas langas. Tęsk šį procesą su visais kitais vaizdiniais esančiais sienose, kol jie visi išnyks. Dabar aš tau duosiu šiek tiek laiko, kad tu galėtum pats savarankiškai padirbėti su visais kitais tave skaudinančiais praeities prisiminimais. Atpažink, suvok pamoką, kurie tau suteikė, ir paleisk, nukirpk jungtį, neskubėk. Paleisk vieną įvykį po kito, kol nebeliks nieko, kol tavo širdyje pasidarys šviesiau. Tęsk šį procesą tol, kol tavo širdies sienos taps perregimos.
Lėtai ir giliai kvėpuok, paleisdamas vieną skaudų prisiminimą po kito. Paleisk prisiminimus apie žmones ir įvykius, kurie galbūt skaudina tave iki šios dienos. Paleisk visą tai. Dabar visi juodi vaizdiniai yra išnykę ir tavo šviesus ir širdies kambarys yra kupinas šviesos. Šviesą kambaryje sukūrė tavo viduje išlaisvinta energija, kuri buvo užrakinta tavo praeityje. Dabar ši energija tave pripildo ir suteikia tau vidinės galios. Pajaus, kaip praeities energija paliečia tavo odą ir sušildo tavo kūną. Ji pripildo kiekvieną ląstelę, kūno organą. Energija pripildo tavo dvasią, protą, kūną ir emocijas. Tavo širdies sienos išgrynėjo, tavo perregimas skaidrios, o širdis prisipildė šviesos. Leisk išlaisvintai praeities energijai šviesti per tave į pasaulį, į tavo ateitį. Čia ir dabar sukurk didžiulį, spalvingą savo ateities vaizdinį, kuriame tu turi viską, ko trokšti ir džiaugiesi gyvenimo pilnatvę. Šiame vaizdinyje tu džiaugiesi tobula sveikata, pakilimu visose srityse, laime, meile. Ramybė ir išmintimi. Viskuo. Tu atrodai nepakartojamai. Ir gyvenimas yra toks nuostabus. Sukurk tobulą ateities vaizdinį čia ir dabar, būdamas pačiame savo širdies centre.
Įsivaizduok, kaip aplink tave, tavo širdyje, susibūrė daugybė žmonių. Tų, kurie tau buvo svarbus praeityje ir galbūt paliko šį pasaulį. Žmonės iš savo dabarties ir ateities. Įsivaizduok, kaip jie ateina į tavo širdį. Pripildo ją. Regėk, kaip tavo širdis atsiveria ir iš jos ištrykšta pluoštas tyros rožinės spalvos spindulių, per kuriuos tu susijungi su visų kitų žmonių širdimis. Regėk, kaip kitų žmonių širdis priima šį srautą, atsiveria ir geria tavo meilę. Tark savo mintyse, prašau dieviškojo prado, savo esmės, suderinti visų artimųjų, draugų, kolegų ir mano dieviškuosius pradus. Prašau užmegzti su jais ryšį ir nepaisyti jokių išorinių skirtybių. Išreikšk padėką, kad tavo gyvenime yra tiek mylinčių ir nuostabių žmonių. Vizualizuok, kaip jūsų santykiai klostosi taip, kaip yra geriausia jums visiems. Tu sukūrei nuostabų vaizdinį, kuriame tu džiaugiesi tobulą sveikata, pakilimu visuose srityse, laime, meile, ramybe ir išmintimi, puikiais santykiais. Atrodai nepakartojamai ir gyveni savo svajonių gyvenimą. Dabar įsivaizduok, kaip šis vaizdas apgaubia tave iš visų pusių. Ir tu su giliu įkvėpimu įkvėpi visą tai save, kad jis galėtų pripildyti tave visiškai. O lėtai iškvėpdamas, pajausk, kaip nuostabu visą tai turėti. Būti sveikam, sąmoningam, laimingam, mylimam, ramiam ir išmintingam. Tark sau, jog į šią būseną galėsi sugrįžti bet kada, vos tik apsilankęs savo širdies kambaryje. Dabar gali dar keletą akimirkų praleisti savo širdies kambaryje, jausdamas vidinę ramybę, pilnatvę. Gali pasidžiaugti savo ateitimi,
ir pamokomis, kurias gavai iš savo praeities įvykių. Esi nepaprastai turtingas žmogus, kupinas išminties, patirties, stiprybės. Pabūk su savimi šioje dėkingumo ir meilės būsenoje. O kai būsi pasirengęs, neskubėdamas sugrįžk į čia ir dabar. Ir tą akimirką, kai atmerksi akis, leisk šiai ramybei, meilei ir šviesai šviesti per jas į pasaulį. Pripildyti šį nuostabų sekmadienio rytą, dieną. Pripildyk kiekvieną sutiktą žmogų šviesa. Dabar aš tave paliksiu šioje meditacijoje. Kai būsi pasirengęs, išeisi iš jos savarankiškai.